Labas rytas. Šiandien rytelis ramesnis ir ilgesnis. Galėjau gerai išsimiegoti, nes kalnas yra paskendęs rūke. Iš praeitų video, kas atsimena, kempingo vaizdą rodžiau. Tai va taip va. Viskas ten paskendę. Tai helikopteris negali leistis ant tokio kalno, kai tiek daug rūko. Bet prognozijos geras ir panašu, kad čia šokinėsim po pietų, antroji dienos pusėje. Ir tai yra labai gerai, nes dabar turiu laiko eiti sumontuoti video ir pabaigti kitus darbus. Gal net knygą paskaitysiu. Oras išsitaisė, kaip ir tikėjausi, ir pradėjom pakilimus. Iš vakaro mano pakilimas turėjo būti tik 17, bet atvažiavęs draugas Deividas pasiūlė varyti anksčiau, nes atsirado vietų ir jis pats buvo ankstesnėme pakilime. Tai keliuosi su juo šį kartą ir manau, kad jam irgi reikia to palaikymo, kad kartu su juo šokti. Jis pirmą kartą šoks šitoje vietoje, šituose būtent Norvegijos kalnuose. Ir norėjo moralinės pagalbos, tiesiog šoksim dviese kartu, bandysim suskristi, paskristi, bet tiesiog būsiu šalia ir palaikysiu draugelį. Renginio metu sraigtasparniai bando padaryti kuo daugiau pakilimų, kiek yra šokinėtojų bei gero oro. Šiom dienomis mes darėm po kažkur 60 pakilimų. Tai per abudu sraigtasparnius po 30 kartų įsikeldavo kiekvienas sraigtasparnis į kalną. Bet reikia turėti omeny, kad turėdavom tik tais pusdienį, pradėdavom apie 3-4, nes dėl rūko ant kalno. Ir gerą dieną, kai saulė šviečia visą dieną, tai galima padaryti dvigubai daugiau pakilimų. Aš užsikėliau ankstesnių sraigtasparnių, o štai va išlipa Deividas iš jo ir iš jo sulaukęs viršui. Dar šiek tiek pafilmavau tiek jam, tiek savo vaizdų. Kol sraigtasparnis nuskris, visiems reikia sutūpti, palaukti, kad jis nuskris ir tik tada atsistojam ir jau einam savo keliais. Nuo sraigtasparnio nuslydimo aikštelės iki vietos, kur rengiamės įrangą ir ruošiamės šuoliui, yra kelios minutės. Tad po truputuką ruošiamės, puošiamės ir eisim nušokti nuo kalno. 3, 2, 1, base, jump. Geram šuoliui labai svarbus atsispyrimas ir geras eksitas. Turim šokti tam tikrų kampų, dar palaikyti rankas priekyje, kad neužsiverst, nepersiverst ir gražiai nuskrist, nes tas kostiumas greit prisipučia oro, prisipildo ir jis pasidaro labai stiprus ir galingas, labai jautriai reaguoja į visus kūno krustelėjimus. Šitas kostiumas yra vadinamas tracksuitu, jisai šiek tiek skiriasi nuo jums tikriausiai žinomo wingsuito. Jis turi laisvas rankas ir yra greitesnis, greičiau krentat, mažiau paviršiaus, tai šiek tiek skiriasi skridimo stilius ir paskirtis to kostiumo. Čia galite pamatyti, kaip man kapišonas iš to kostiumo išlindęs, kaip būrė mane stabdo, smaugia ir ganėtinai prastą skrydį turėjau dėl to. O čia Deividas dar pakankamai aukštai beskrisdamas skleis parašiutą ir tikrai turės labai daug aukščio, bet vis tiek prisidirbs šiek tiek po parašiutu. Ta diena pūtė visai stiprus vėjas ir Deividas šiek tiek per giliai užėjo ir parašiutas netgi pilnais gazais paleistas į priekį, visiškai neina į priekį ir kaip liftas leidžiasi tiesiog žemyn. Tai Deividui pasisekė, kad jis pataiko ant didelio akmens ir tik atbulas nukrenta gražiai, minkštai ant žolytės. Galėjo liūdniau šitas reikalas baigtis. Nu, išgyvenai? Žiūrėkit, kokį dar gyvūnėlį užfiksavau. Gal žinot, kas čia yra, ūdra, ne ūdra. Parašykit komentarus, jeigu žinot, kas čia per gyvūnas. O mes sėdame valtelę ir plaukiam atgal, susipakuojam ir nieko nelaukdami šokame į sraigtasparnį kilt aukštyn. Ir atrodo, kiekvieną kartą tas vaizdas nustebina, man kiek gražu pasikeitus apšvietimui, visai kitas vaizdas. Dieną dar lyjo, tai uolos visos blizga nuo vandens. Ir man visai pasisekė, kad atsisėdau į priekį, nes dažniausiai tik pačius mažiausius žmonės į priekį sodina, bet dideli vyrukai buvo ir mane paleido į priekį. Kaip jauties prieš savo 100 šuolį? Labai nervingas. Ko tu čia nervuojas? Kad reikės su tavim šokti, kuo daugiau. Bet kaip mes šoksim? Su patranka pisim? Ten šoksim. Jau viskas pasakei į kamerą? Kokia ten eilė? Tai nieko, kol apsirengsim. Nesakysiu, dar bijau pasižadėti. Jau pasakei.
Tai biški nervinės? Ne biški, labai nervinės. Laukia žmonių. Nėra ko nervintis, Deivi. Viskas bus gerai, 100 šuolis, reikia įsiminti. Paaiškink, Deivi, ką jaučia paprastam žmogui, kad ta savijauta prieš šuolį. Nors jau ką tik šokai ir kaip ir viskas tau aišku, bet dabar vėl užlipai ir vėl kažkoks jausmelis. Tačiau debilu, kad ką aš čia veikiu, mano namuose sėdžiu. Žinai, pirmį kartą, ką aš čia darau, ką man tas kalno. Durniai būt namu, kad vėl čia drebėtų apie kalno, eina, ačiū. Nu, bet kai nusileidai, koks jausmas tada būna? Geras, tada jau namuose nereikia sėdėti. Tada nori vėl kilt. Noriu vėl kilt, tada užkyli vėl bijai. Karuselė, žodžiu. Galite atkreipdėmėsi, kaip yra užsidedamas kostiumas, tai parašiutas jau yra pritvirtintas, prisegtas su kostiumu kartu ir vienu ypu ir parašiutą dedėsi per kojas ir per pečius kartu su kostiumu dedasi parašiutas taipogi. Stovim eilėj su Deiviu. Deivis išbalęs stovi šikai batą, bet jo 100 šuolis. Tai norim padaryti jubiliejinį, kažkokį ypatingą. Tai šausim iš patrankos. Dorime. Amenos. Jak, viskas bus gerai. Gal ne mum, ne dabar, kažkam kažkada, bet bus gerai. Geriausias draugelis, puikiai padrasinama, taip. Oh, Cannon Lady! In 3, 2, 1, go! Filmuoja kamerą? Tavo jo, mano? Jo. Pasiekiau. 3, 2, 1, go! Deivis šuolio metu sakė, kad bandys visaip kaip išsilaikyti tiesiai išskristi, o aš sakiau, šausiu maksimaliai, kiek galiu, klipanulsiu į priekį. Tai labai juokinga, nes Deivis porą kartų mane besivartydamas atsirėmė ir pasitaisė savo kūno poziciją. Tai jam pasisekė, kad aš buvau šalia ir padėjau jam lengviau išskristi, o aš išsivartęs iš savo frontukų šaunu duriu į priekį. Iš tikrųjų sunku sustoti su tais sukimaisis, kai stipriai užsiverti, bet susistabdai vienu metu ir pavyksta išskristi. Mačiau ir tu biškį flipinai. Eik tu šik. Mačiau ir tu biškį nusprendai. Šitas vaizdelis yra iš mūsų nuslydimo aikštelės ir visas kalnas matosi, nuo kurio mes šokinėjom, daug taškų, už kur galima atsispirti. O čia bandau priartinti, parodyti, kur mūsų katapultas stovi. O geriausias nuslydimo aikštelės privalumas tai Psi transo scena, kur varo mūsų zoną visą dieną. Šiaip renginys labai saugiai praėjo, turėjom tik vieną ar kelis incidentus, panašiai atrodančius kaip šis, kai žmonės buvo nunešti į akmenis, nesuvaldžius parašyto dideliam vėjui. Tai šitam vyrukui irgi nelabai pasisekė, lūžo rankytė. Kitą šaliuką nusprendžiau daryti su savo geru draugeliu Jumping Buddha. Pažiūrėkit jo Instagramą, pamatysit tikrai kreisi dalykėlių, ką jis išdarinėja Izraelyje, šokinėja nuo visokių pastatų. Ir mes nusprendėm šauti abudu atbulinius saltus, aš bėgantis, jisai iš vietos. Ir tai vadinasi geineris, kai šokiai į priekį ir darai atbulinį saltą. Ir šovėm kiek išėjo, neskaičiavom maksimaliai. Tai labai smagu, tai pasileis nuo kalno.
ir paskui nesunkiai pavyksta išsivartyti ir nuskristi. Watch out! Bratan! Finally! On the land! On the Norway! Yeah! Labai džiaugiuosi už draugelį ir sveikinu jį su nuslydimu ant žemės, nes jau prieš tai galėjot matyti, kaip jis porą sykių nusileido į vandenį ir vėliau dar kartą leidosi į vandenį. Tai juokėmės, kad izraeliai labai myli vandenį, nes visur tik dykuma. Special! Special person! Special! Mama vyma! Aš tai jau nebetikrinu orų čia, tai Norvegijoje, nes nėra tikslo, prognozės apie nieką yra. Atrodo, va tokioj šiknoj kažkokioj esi, viskas apsiniaukia, rūkas ir grybų lietus, kalnas va taip atrodo. Bet net neabejoju, kad vakare šokinėsiu aš iš tos patrangos, šaudysiu ir mėgausiuos gerų orų. Taip, bei žempriai leidžia laisvalaikį, žaidžia su ugnim. Kažkaip patinka pavojus, man atrodo, hebrai. Yeah, give it a applause. Ko čia žmonės tik neveikia? Ropščiasi. Panašu, kad šokt planuoja. Šitas šuolis yra iš labai žemai, čia gal tai 35 ar 40 metrų. Tai parašytų tik išsiskleidus iki praktiškai iš karto leistis. Neturi daug laiko suklysti. Tai labai spicy šuoliukas. Turiu įdomų planą kitam šuoliukui. Noriu nušokti kitą exitą negu įprastai. Ir tada galėsiu iš šio šokės paskrist palei sieną, palei uolą. Turėtų būti labai geras šuolis, bet tenais eičiau vienas ir man reikia radijo, kad galėčiau susisiekti su apačioje esančia valtimi. Ir pavyko susišaudyti radiją. Labai džiaugiuosi, paskolino draugę. Ir tokiu būdu galėsiu saugiai šokti vienas ir pranešti visiems, kad jau šoku. Ir turėtų būti labai geras šuoliukas, labai gražus. Saulė šviečia, ola bus apšviesta, manau, bus vaizdų. Soundstripe. Oi, išėjau į exito medžioklę su vienas, turiu radiją, susisieksiu su Hebra, kai reikės. Ir dabar ieškau, kur čia tas mano šuoliukas, buvau tik pernai, tai sunkiai atsimenu, bet rasiu. Vis tiek ne pirmą dieną stojkai, tai suradęs, manau, dar pasitikrinsiu, ar tikrai čia, bet nu, kažkur čia turi būti tikrai.
3, 2, 1, space. Jump! Man šitas šaliukas labai patinka, kad gaunu progą skristi šalia uolos, o ne nuo jos pabėgti. Ir dar praskrendi pro tokį gražų krioklinį tą taško veidą. Ir čia dar tokia graži uola, prie kurios gali priskrist, bet nereikia užsižaist ir reikia sukti dešinę link nusileidimo aikštelės, nes dar nemažas gabaliukas iki jos nuskristi. Bet čia, manau, toks prisišaudimo šaliukas ir tikrai bandysiu pakartoti šitą šuolį, kad galėčiau ilgiau ir gražiau paskrist šalia uolos. O kitam šuoliui man reikia nusiimti savo didelį kostiumą, nes noriu šokti su mažesniu kitokiu treksiutu iš 2 dalių susidedančių, nes turim planą chuliganą su draugeliu padaryti kažko, ko dar nei vienas nesam darę ir paeksperimentuoti. Bus kažkas įdomaus. Tai kitą šuoliuką, ką planuojam daryti, šoksiu su Andrėjum tokiu ir nusprendėm šokti free fly šuoliuką. Susikibę šoksime, šonu, išskrisime iš patrankos, aišku, ir tada žemyn galvą pradėsim krist, headownu, gal pasisuksim. Manau, kad bus tiesiog daug chaoso. Tai pažiūrim, kas čia gausis. Palinkėkit sėkmės. It is recording, huh? Yeah, it's blinking. Thank you. This is weird. This is weird. Boy. Yeah. But Here we go. 3, 2, 1. Nu, tai patys matot, kaip čia gavos, šiokios tokios bardakėlis, gal ne visai tai planavom, nu, bet kaip ir gyvenime visko nutinka. Bet aš jums noriu parodyti Andrėjaus skrydį, šuolį, jis dar čia prasivertė nugaros ir durė visų greičių į priekį ir jisai kiaušus, tai ką tai turi. Atkreipkit dėmesį, kaip arti medžiai apačioje eina ir kaip jisai žemai skleisis ir kiek mažai laiko skris po kupolu. Jam labai pasiseka, kad kupolas taip gražiai įsiskleidžia ir nuostabiai nusileidžia jisai tenais. Dar čia toks vyksta įdomus žaidimukas, yra pastatytas prie baro batutas ir parašiutininkai gali bandyti ant jo nusileisti, reikia nusileidus dar ant jo ir išsilaikyti ir tada gauni nemokamo liuko. Tai ko nepadarysi dėl to liuko, ką? Same. Tai kitas šuolio planas. Šausiu iš patrankos ir noriu tokį triuką padaryti. Gulėsiu ant patrankoje ant nugaros, neįprastai, žiūrėdamas į kalną, mane iššaus, darysiu dvigubą arba kažkelingubą atbulinį saltą, pasisuksiu 108 įsitiesęs ir padarysiu dar į priekį porą saltukų. Tai jaučiu, vaizdas iš kameros nebus labai aiškus, nes bus makalynė, bet jūs dabar jau žinot, ką aš ten darysiu, tai suprasit. Tai tikiuosi pasiseks. Na ką, šiandien šuolius baigiau. Su žiauriai nusikalęs, pavargęs, 10 jau vakaro. Ką tik spakavau parašiutą, viskas skauda. Noriu valgyti žiauriai, miego, visko, atsipūst. O rytoj laukia paskutinė dienelė su sraigtasparniu. Ir bus bugis baigtas, renginukas, konvencija šitą mūsų parašiutininku. Tai nutvarkytis, ilsėtis, gal dar į bariuką užeisime, bus matyti. Turim crazy idėją su Daniela ir Kirilu. Dar niekas iš patrankos 3 nešovė, nes per daug svorio, bet Daniela labai lengvutė. Tai gal pavyks mums tą įkalbėti JP, gamintoje tos patrankos. Šoksim 3 ir planas yra užsiversti žemyn galvą ir paskristi headownu vadinamą poziciją, kai tiesiog žemyn galvą skrendi ir tada išskristi iš to headowno ir lėk link nusileidimo. Tai turėtų būti labai įdomus ir
Spicy šuoliukas. Tikiuosi, jisai paeis ir mums leis tą padaryti. 2, 1, go! Sideways, right? Yep. Sideways. Can't even grab it here. Am I rolling? And how do you guys want me to lie on you? Yeah, like this. Like that? Yeah. Then your legs should be a little bit, give me some space. Yeah. 3, 2, 1, see ya! Let's go! Let's go! Nors šuolis gavosi puikiai, kaip ir planuota, viskas nepriekaištingai, bet su nusileidimais turėjom bairių. Atkreipkit ką tik dėmesį, kaip Kirilas nusileido kuria kryptimi. Ir aš tai ruošiuos taip pat leistis, bet žiūriu, kad Daniela po savo parašiutų kažkokią nesąmonę sugalvojo leistis kita kryptimi į kitą pusę. Dažniausiai yra tokia taisyklė pas parašiutininkus, kad pirmas nusileidęs nustato kryptį ir visi leidžiasi tą pačią kryptimi, kad nebūtų kaktomušos, bet Daniela sugalvojo kitaip, man tenka prisiderinti, greit pakeis planą, greit sureaguoti ir irgi saugiai gražiai nusileisiu. Ruošiamės kitam šuoliukui, greit kylam į kalną, nes mūsų ten biškį laukia viršui. O šitas šuoliukas bus ypatingas tuo, kad jisai yra vadinamas Big Way, nes šoks mūsų labai daug nuo kalno. Tai yra techniškai sudėtinga visus paskirstyti, nes mūsų bus 20 žmonių vienu metu šokančių ir skrendančių. Labai daug visko vyksta dangui, bet blogiausia, kad labai lendingas, nusileidimo aikštelė maža ir visiems sutūpti yra sudėtinga, tai išsiskirstysim aukščiais. Šoks pradžioj tie, kas be kostiumų, tada su mažais kostiumais, su didesniais ir ant galo vinksiutai. Taip išsiskirstysim aukščiais, kad visi saugiai paeiliui galėtų nusileisti. Tai bus labai įdomu, nesu dalyvavęs tokiam dideliam šuolyje, kad 20 beiserių iš karto šoktų. Tai bus tikrai įsimintinas šuoliukas. Šiek tiek jaudinos, bet manau, kad viskas bus gerai ir bus gerų vaizdų. Good job, guys. Okay, here we go. In 5, 4, 3, 2, 1, go! Let's go! Patys pirmieji nuo kalno verčiasi visi tie, kas šoka be kostiumų, vadinami slick. Antroje vietoje šoka tie, kas su 2 dalių kostiumai šoka. O trečioje esu aš ir šokam su hebra su didesniais kostiumais, o už mūsų dar eina vinksiutai. Taip darom tam, kad įsiskirstyti vertikaliais aukščiais ir galėtumėm skleisti skirtingose aukščiuose saugiu atstumu. Atkreipkite dėmesį, koks mažas nusileidimas yra kairėje pusėje, tai salelė iš šuoliukėje, tiek mažai vietos, o tiek daug kupolų danguje. Ir visi vieni kitus stebi, užleidinėja. Visą laiką turi stebėti, kas yra žemiau tavęs, jisai turi pirmumo teisę.
taip bandom saugiai visi sutilpti, o nusileidę bandom kuo greičiau pasitraukti iš kelio ir duoti erdvės nusileisti kitiems. Labai džiaugiuosi nusileidęs, niekam nepasimaišęs ir kad manęs nepasimaišė. Iš karto traukiu parašiutą iš šono, ten kur niekas nesileis, niekam nesimaišyti. Ir žiūrėkit, kiek dar daug kupolų danguje, dar daug žmonių besileis ir leidžiasi. Na ir paskiausiai, vėliausiai parskrenda Vinsiuteriai, jis ilgiausiai išsilaikė ore, aukščiausiai skleidėsi, ilgiausiai išbuvo, tai turi daug laisvės ir erdvės, tiek ant žemės, tiek dangui. Ir savo ramiai visi nusileisim saugiai, be jokių incidentų. Ir manau, galėjom paimti 30 žmonių, vietoj 20. Ką tik grįžau iš Volio, šovėm Big Wave, 20 žmonių vienu kartu nusivertėm nuo kalno. Neįtikėtinas jausmas, daug organizavimo, bet viskas saugiai gavosi. Ir buvo labai geras šuolis, toli nuskridau, saugiai slidžiausi, įdomus landingas, kai tiek žmonių leidžiasi. Bet viskas labai gerai gavosi, palei planą. Taip, o dabar gavau radiją, pasiėmiau radiją, varysiu vienas į solo misiją. Į 4,6, man atrodo, X vadinasi. Šoksiu taip, kad greičiau praskrist pro krioklį. Ir virš tokios olos ir palei kalną skrisiu, paskui nusuksiu landingą, tai turėtų būti labai kvapą gniaužinti šuliukas. Ir labai laukiu jo. Solo 1Z on exit 4.6. Let me know when I can go. Ir čia yra tas pats šuolis, kurį jau matėt, kur skrisiu šalia krioklio, bet jau esu šiek tiek prisišaudęs, žinau, ko tikėtis, ko laukti. Šį kartą, manau, paspausiu gazą šiek tiek labiau. Base, jump! Tik netikėtai turiu blogą skleidimą, parašiutas skleidžiasi 180 laipsnių į uolą, aišku, aš toli nuskridęs, bet ir akimirksniu viską įsisprendžiu ir parašiutas skrenda ten, kur turi skrist. Na, paskui reikia bandyti jį supakuoti geriau, kad staisųsi tiesiau. Tai parašiuto pakavimas man trunka kažkur apie 17 minučių. Pradžiui apie 45 minutės, kol pramiklini rankytės. Hello. So, are you ready for the race? I am. What are your thoughts on your position in this race? So Martinez said he's the fastest two-piece tracker in Baltic states. Never said that. We're about to see that. You're not from the Baltics anyway. Yeah, but I'm kind of in between, almost there. Well, it depends. Yeah? What do you expect from this race? You gonna be a winner? Carnage. I want Martinez to go low. Fuck yeah. Let's go! Ready, set, go.
Lenktynės prasideda labai intensyviai, mano atsispyrimas šiek tiek per aukštas, o Chebrytė užnerė greičiau ir pradžioje Daniela tikrai įsiveržė į priekį, bet Kirilas ją vejasi, nors šiek tiek greičiau praradinėja aukštį, bet neatsilieka nei kiek, o aš bandau rūkti kiek galiu daugiau į priekį. Nors mano kostiumas šiek tiek mažesnis, bet mano kojos gerokai ilgesnės už visų ir panašu, kad aš lenkiu visus į priekį. Kirilas, aišku, neplanuoja greitų metų dar skleis parašiuto, Daniela įsimeta pirma ir mes su Kirilu ganėtinai panašiam aukštį įsimetam, gal įsimetė šiek tiek ilgiau už mane parskrinti ir turim pripažinti, pažiūrėję visą medžiagą, jog aš laimėjau šitas varžybas. Lietuva pirmoje vietoje. Visus padėjo, kur reikia. Ilgos kojos valdo. Kirill, how do you feel when Lithuania beats your ass? Well, Moldova beat both of our asses. Nah, but that's good. It's good when ladies do that. Fuck yeah. Parašiuto pakavimo būdų yra tikrai ne vienas. Ir prieš tai matėt mane pakuojantį vadinamą flat packingą, kai viską darai ant žemės pasidėjęs, o čionais Daniela daro pro packingą, tai viskas kabo ant pečių ir šiek tiek greičiau tikriausiai, sakyčiau, vyksta, nors mūsų pakavimo greičiai tikrai nelabai smarkiai skiriasi, tiesiog technikos įvairios skirtingiams žmonėms skirtingai ir patinka. O dabar pamatysit tikrą mėsmalę. Susimalsim čia beleką, belekaip. Aš įsibėgėju ir šaunu frontų, kiek išeina daugiau, bet tuo metu Kirilas pašoka į viršų, mes susidaužėm ore, jisai irgi nusivarto, aš irgi kažkaip nusivartau, tai mano planas ne iki galo išdega ir bandžiau ore suktis ir daryti atbulinį salto, bet žodžiu, gavosi belekas, kaip patys matot, bet ne bėda. Po to paėmam ir nuskandam savo. Smagiai skleidžiam parašiutus. Tik kai kuriem tai parašiutai skleidžiasi smagiau negu kitiem. Man jisai susisuka, turiu vadinamą line twistą, iš karto greibiu pataisau parašiuto skridimo kryptį ir tada bandau atsisukti, net nebesuprantu, kiek kartų aš susisukęs, tai labai operatyviai greitai sprendžiu, kaip matote, susisaugiu toli nuo kalno. Paskutinis dienos pekdžobas ir tą darau šitoj saloj su puikia muzikytė ir gera nuotaikytė. Patrankos nukelimas nuo kalno simbolizuoja renginio pabaigą. Paskutinė diena, kai sraigtasparniai skrenda ir su jie atsisveikinam. Nuo ko čia ir pradėti? Net nežinau. Šiandieną buvo neįtikėtinai gera diena. Nuo pat ryto tik atsikėlėm, fantastinė. Geras oras, nuo 8 atsidarė manifestas, pradėjo registruoti žmonės ir nuo ryto atsistojo Daniela į eilę, paėmė mums 17 slaudą. Nors atėjo dar prieš atsidarant registratūrai. 17 pakelimas mūsų buvo, pirmas tik tais. Ir turėjome vis tiek 5 šuolius per dieną. Padarė šiandien kažkur virš 120 gal pakelimų sraigtasparnių į kalną, įsivaizduojat. Tiek žmonių kartų užskėlė. Ir kiekvienas sraigtasparnis kelia po 5 žmonės. 5 bežemperius. Taip pat pasiskaičiuokit, kiek čia gavosi šuoliukų šiandieną. Sudalyvavau neįtikėtinuose 5 šuoliuose, visi buvo įspūdingi, pavargau daug pakavimo, supakavau ne vieną parašiutą ir daug hodogų suvalgiau šiandieną, Jėzau. Tai va, labai gera dienelė. Ir šitą kelionę eina į pabaigą. Gal rytoj iššausime šuoliuką kokį nors, jeigu leis oras, bet reikės jau lipti, nebebus sraigtasparnių. Nusipirkau į keltą bilietus, taip grįžinėsiu su keltu ir paskui paveš Andriukas. Draugelis. Tokia kelionė. Tikiuosi turėsiu laiko pamontuoti videosus, nes pačiam įdomu, noriu parodyti, kas čia įvyko, pasidalinti su jumis, nes tiek emocijų patirta, kad norisi pasidalinti. Gera diena. Renginį pabaigiam su fire show ir ferverkais. Tai renginys atėjo pabaigą. Padarėm krūvą šuolių su sraigtasparniu. Padarėm 1600 šuolių.
dar velniai žino, kiek kartų užlipom į tą kalną. Tai turint omeny, kad 3 dienos buvo prastos ir tik laisvi pusdieniai šokinėti. Tai manau labai daug tų pakilimų ir gerai praleisto laiko. Tikrai daug kokybiškų šuolių. Labai fainai, kad šiemet chebra saugiai šokinėjo, neturėjom incidentų. Pernai turėjom eventą pabaigti su mirtimi, tai daug smagiau šiemet, tikrai daug geresnis vaibas. Ir šventę reikia švęsti, sako. Tai tą ir darom. Bet nenorėjau iškeliauti ir palikti Norvegijos, nepadaręs šito šuoliuko, kurį jau noriu padaryti 3 metai ir vis neprisiruošiu. Jisai vadinasi Eagle's Nest ir šuolis yra realiai virš mūsų kempingo, kur gyvenam. Ir iškart sprendėm, kad leisimės prie palapinių ir va čia visas mūsų mestukas matos ir campgroundas. Tai negalėjau praleisti progos ir būtinai reikėjo šauti. O šuolis yra ypatingas tuo, kad reikia skleisti parašiutą greitai, iš karto, nors aukščio daug, bet iki pirmųjų akmenų ir medžių yra tik 80 metrų. Tai parašiutus skleidžiam daug, iš karto greitai, anksti, bet po to daug turim aukščio nusklisti ir tada atsiranda daug erdvės pažaidimui su parašiutais. Ir tada bandau skristi paskui Danielą ir šiek tiek ją pasiekioti, pafilmuoti ir pagauti gražių kadrų. Pasimėgaukite. Nu ką, esu pakeliui namo, kelte, po kelto į lėktuvą ir viskas, kelionė baigta. Iš tikrųjų labai gera kelionė, išskirtinė ir įspūdinga. Tai ačiū, kad keliavot su manim, kad buvot kartu ir džiaugiuosi galėdamas pasidalinti tokiais įspūdžiais. Ir manau, susitiksim kitoj kelioniai, kuri bus į Italiją, į parašiutininkų festivalį. Vector Fest vadinasi ir tenais jau nebe nuo uolų, iš lėktuvo šokinėsim. Tai labai tikiuosi, kad ir tenais lydėsite mane kelionėje. Chebrytė, bet norint man toliau montuoti šitus vidosus, reikia šiek tiek geresnės įrangos, nes mano iPadas su 4 GB nepatempia. Ir aš turiu kiekvieną kartą sumontavęs filmuką viską iš jo ištrinti iš to iPado, kad galėčiau montuoti kitą. Tai man reikia šiek tiek pagalbos jūsų, tam susikūriau Contribui. Ir jeigu norit prisidėti prie šitų mano kelionių ir būti dalimi ir kartu su manim keliauti, tai būkit geri, kažkiek prisidėkit. Net ir 1 euras per mėnesiuką man daug reiškia. Tad labai ačiū jums ir tikiuosi susitiksim kitoj kelioniai. Hello, my name is Kirill Zimin and I'm reporting live from Lisebaten, the famous Lithuanian video blogger. Fuck Martinez. you guys, every time. Last He time is people, drunk. This time fucking vlogging. He's You're always making officially fun of me. I'm shit-faced. never making fun of you. You're always making fun of me. No one is making fun of Martinez.
No, Let's- no one. Let's exactly, let's see if he makes it to the tent. You like following like Animal Show, you know? Animal Planet. Guys, we actually walking with them. High as fuck. Like this, you know? A little bit drunk as well. And we see a rock on his way. Let's go. Avoid the rock. Yeah. Wow. Enough is enough.